Tai ką, sveiki visi, su jumis aš Šenoksas. Aš esu štai čia, kaip matot, nežinau, nesimato labai per tą kamerą. Ir vienu žodžiu, šiuo metu aš esu savo mašinai, man kojas šalta, labai mano kojams labai šalta šiuo metu. Štai va čia matote prie savo akis maišą, kuriame yra mano vakarienė, nupirkta Megoj, Kaune. Žodžiu, kur aš esu, velniai žino, kažkur tais Lietuvoj. Yra šalta, čia yra visokiausių daiktų, čia vairas mano, šiuo metu aš esu vairuotojo vietoj ir mes netgi galim patikrinti, kiek temperatūra kieme. Turiu čia va tokį daiktą, matot? Raža 6+, nežinau kiek tikėt hebra, nes aš kai važiavau su mašina buvo -2 ir kiek žinau nakčiai planuoja -5. Pačioj mašinoje rašo iš vis 11, tai nežinau, nesimato, čia jūs nelabai galite pažiūrėti, nes per daug šviesu. Vienu žodžiu, čia aš apšvietimą bandžiau tvarkyti, tai va čia žodžiu yra pas mane labai daug visokių daiktų, aš labai gerai jums negaliu parodyti visko, nes aš negaliu apšviesti visko, kaip matot. Ir va štai čia, aš jums parodysiu, štai va čia yra mano lova. Kaip matot, jau šiek tiek langų uždėta, užkalta kartonu. Tai vienu žodžiu, aš viską jums aprodysiu, kaip aš čia nakvosiu ir panašiai. Tai va, čia yra visiškai unikalus vaizdo įrašas. Taip įprastai kokį Minecraftą pamatytumėt ar panašiai, o čia Enoksas vienas gamtoje, kažkur tais išvažiavęs, planuoja nakvoti. Žodžiu, aš turiu va tokį daiktą. Matot, ugnelė. Eisim darytis arbatos, nes Enoksas nori arbatos, tai einam į kiemą. Okay. Štai va, čia turim pečių, turim čia vandens. Jūs matot vandenį, aš nežinau, ar matosi per kamerą, bet jūs matot vandenyje yra kristalų. Palaukit, aš pabandysiu parodyti jums. Jūs pažvelkit, jūs matot kristalus. Aš tikiuosi, kad jie matosi, nes man žiauriai nepatogu patikrinti, bet aš tikiuosi, kad matos kristalai. Tai aš nežinau. Čia tikrai nėra +6 temperatūra. Žodžiu, išpilom tą vandenį, pilsim naujo, arbatai čia nedaug, čia pas mane va toks mažas puodelis, kaip matot. Tai man tikrai vandens daug nereikia. Nors gal aš daugiau pasidarysiu šiek tiek. Pagalvojau, gal aš pasidarysiu šiek tiek daugiau, nes aš dar ant nakties jaučiu arbatos pasidarysiu. Kadangi šaltas, žinot. Tai čia yra pas mane toks mechanizmas. Šitas mechanizmas gana senas, va kaip matot, čia yra toks pečiukas ir čia turim, kas jau matyt hebra vaizdo įrašą iš vasaros kelionės, tai šitą daiktą jau žinot, bet šitą daiktą aš jau tikriausiai čia yra paskutinė kelionė, kai aš šitą daiktą naudoju. Man, žinokit, dujos nebebėga. Reikia gal biškį pakratyti, nes būna prišala, būna paskui nustoja veikti. O. Oba, ugnis yra, puodas yra. Arbata, kokią aš naudosiu, yra štai va tokia. Matot, štai čia pavadinimą. Taip, reikia ugnį gal šiek tiek pamažyti. Čia yra kažkokia Yogitech Classic arbata. Tai vat. Aš galvojau, gal puodelį pasidaryti tam mažam. Bet aš dabar, žinokit, einu link mašinos. Žodžiu, aš turiu tokį didesnį indą, tai aš gali šitą didesnį, čia kaip termosas. Tai šitam dideliam termose pasidarysime tokią arbatą. Ant nakties turėtų užtekti, nes naktis, na, aš jums nemeluosiu, čia yra pirmas kartas, kai aš nakvosiu, na, aišku, ne palapiniai visgi. Palapiniai, manau, gal būtų, o dabar net klausimas, palapiniai būtų žiauriau ar kaip tik geriau? Sveiki, jau. Aš šiokį tokį daiktą nusipirkau, kaip matot. Reikia pažiūrėti, kas čia. Opa, už 3 eurus. Pažvelkit, kaip atrodo. Jeigu jūs dabar turit klausimą, ar yra šalta man? Taip. Ar yra taip šalta, kad aš čia numirčiau? Ne. Žodžiu, aš jums parodysiu, ką aš turiu valgyti vakarieniai. Nes jums tikriausiai įdomu. Parašykit hebrai komentarus, kas iš jūsų esat valgę London Grille. Nes čia būtent iš šio yra maistas. Turim padažą kažkokį, neaišku.
rekomendavo padavėjas. Tai. Ir čia yra burgeris jautienos iš pievos, įsinešimui buvo paimta. O, kaip padažas atrodo įdomiai. Toks keistas padažas žalias. Problema yra tas, kad tikriausiai burgeris mano bus užšalęs. Bet pažiūrėsim. Nes jis buvo nupirktas dar per pietus, o dabar, kaip jūs matot, čia yra žiauriai tamsu. Šiuo metu yra 8 lygtais jau. Taip. Wow. Burgeris. Ar čia yra burgeris? Jūs matot? Čia mėsos gabalas ir bulvių. Žodžiu, gaunas, kad aš esu nevykėlis ir aš vietoj to, kad užsisakyti burgerį, aš užsisakiau tiesiog kepsnį. Nes va čia yra kepsnys, o ne burgeris. Nu tai gerai, pašildyti turėsim bulvytės, bus lengviau pašildyti. O čia yra salotos dar, koleslav. Gerai, turim štai va tokią keptuvę, labai paprastai sumontuojam. Gerai, puodas užvirė, dėsim keptuvę. Dėsim burgerį ir bulvytės. Dar liko šiek tiek vandens. Ką su tiek vandens reikės veikti, nežinau. Rankas plaut. Matot, rašo kiek temperatūra. Tai rašo 60-70, jis pats nežino. Prieš tai rašo 88. Ir reikės lipt chebra į mašiną. Nes kieme šalta. Dabar aš dedu vandenį į mašiną, įsivaizduokit, kaip aš dedu į vandenį į mašiną. Ir jūs pažvelgite į mano mašiną, šiandien važiavau. Jūs pažvelgite į šitą mašiną. Čia aiškiai važiavau ir fūros aptaškė mane. Nu, angliukus pasikėpėm. Angliukai labai skanu. Nu, jau bus geriau negu valgyti šaltą. Aš, žodžiu, turėjau tokią chebra idėją. Va čia yra, matot, padanga. Pas mane yra maisto, kuriam reikia šalčio. Nu, pavyzdžiui, mėsos aš turiu, žinot. Ir aš turėjau idėją tą mėsą paimti ir įkišti tenais į padangą. Tai aš, žinot, pabijojau, nes čia miškai yra, tai nedaug dėjau kokią, nežinau, lapę, dar kas nors aptiks ir viskas sugriauš. Ir ateis rytas ir aš sakysiu, opa, rado. Tai vat, žodžiu, visgi nusprendžiau mašiną laikyti, vis tiek mašinai bus šalta. Aš turiu mėgmaišį, tai nebijokit, neturėčiau sušalti. Aš viską parodysiu, kai grįšim į mašiną. Tai vat. Šiuo metu, kaip matot, yra po 9:17, tai gana vėloka. Tai, žodžiu, aš turėsiu viską čia susitvarkyti, visus langus susidengti, kad, nieks nematytų, kaip aš knarkiu. Matyt, nematys, girdėt, jaučiu girdės. Matot, kokie pas mane batai? Čia visi čia batai. Čia guminiai batai, kas, žinot. Per juos gali vaikščiot kur tik nori, bet juose labai šalta, nes aš tik su vienam kojinėm. Tai vat. Tai sveiki atvykę į mano miegamąjį. Tik apšvietimas labai prastas. To aš pagerinsiu. Tai vat, čia yra mano arbata, kaip ir atsinešiau. Mano maistas. O, papa, reikės tik šakutę pasimti. Čia uždengta kartonu. Irgi kartonu uždengta, čia irgi kartonu uždengta. Tai va, čia yra pas mane tokia kaip ir užuolaida. Ir iš priekio yra kaip užuolaida. Čia yra pagalvės, iš viso 4 pas mane. Pakankamai labai minkšta čia, tai žinokit, tikrai nėra blogai. Čia ant žemės tai yra apšvietimas, kurį aš turiu padėti va čia viršai. Tai čia man šiek tiek šviesos duos. O va, štai čia yra mano miegmaišis, kuriame aš tikiuosi labai gerai įsimiegosiu. Kai matot, yra parašyta -15 ir extreme. Vienu žodžiu, aš tai su rūbais miegosiu, nes eina šikt. Bus šalta. Aš nenoriu rizikuoti chebra, kad paskui sirgt, kosėt ir kitokių problemų turėt. Tai va, žodžiu, kai matot, čia tikrai turėtų būti šilta. Jeigu visgi naktį man kažkas sutrukdytų, pas mane yra peilis ir pas mane yra kirvis. Tai sėkmė sutrukdyti man miegoti. Tai va, žodžiu, šiuo metu yra beveik 11, susisukau į miegmaišį, įsidėjau į vidų dar vieną pledą ir neturėčiau sušalt. Pats ant veido aš irgi, kaip matote, esu užsidėjęs kaukę, tai, žodžiu, neturėtų nosis nušalt ir vienu žodžiu reikia tikėtis, kad rytą aš atsikelsiu be jokių kosėjimų ir panašiai. Tai va, pilnai užsiseksiu miegmaišį ir tikėtis. Lauksim ryto labai šaltai jame. Tad va, susitiksim ryte. Tai ką, labą rytą visiems. Čia tik tais matau kartonas ant manęs nukrito. Ką galiu pasakyti? Išlindus iš miegmaišio labai šalta. Patikėkit,
labai šalta, bet gulint miegmaišį visiškai kaip lovoj. Rytas bus tikrai sunkus man, nes reikės kažkaip tais išlyst iš miegmaišio. Tad ar įmanoma nakvoti per tokius orus mašinoje miegmaišį? Jo, įmanoma. Bet tik miegmaišį. Jeigu ne miegmaišis, aš tikriausiai dabar kosėčiau ir būčiau susirgęs. Nežinokit, buvau iškišęs nosį, tai nosį šiek tiek pašalo. Bet taip, tai viskas ok.